Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galima susikurti tokį tekstą. Taigi, pradedam. Pasirenkam naują lapą. Taigi, spaudžiam OK. Taip, dabar einam į Edit, Fill, File ir pasirenkam čia Color ir pasirenkam juodą spalvą, spaudžiam OK. Taigi, dabar pasirenkam tekstą ir rašom savo norimą tekstą. Taigi, spaudžiam OK. Dabar einam į Layer. Layer ir Rasterize ir tipą. Taigi dabar padarom šito teksto kopiją. Tai einam į Duplicate Layer. Dabar ten, kur mums padarė kopiją, nuimam kitą. Dabar šitą originalą tekstą ir šitą foną kartu pažymim ir spaudžiam Ctrl E. Taigi, dabar einam į Filter, Stylize, Wind. Taigi, šičia nastavim ant kairės pusės, spaudžiam OK. Filter, Wind. Einame vėl Filter, Stylize, Wind ir jau keičiam poziciją, kad eitų spinduliai į dešinę. Taigi, Filter, Wind. Dabar einam į Image, Rotate Canvas ir keičiam poziciją 90 laipsnių. Taigi, einam į Filter, Stylize, Wind. OK. Filter, Wind. Dabar Filter, Stylize, Wind ir keičiam poziciją dabar, kad eitų iš kairės pusės spinduliai. Taigi, Filter, Wind. Dabar einam į Image, Rotate Canvas ir keičiam normalią poziciją. Taip. Dabar einam į Filter, Distor ir Ripple. Taigi, šičia nustatom 100%. Taigi, kad šičia būtų medium. Taigi, spaudžiam OK. Dabar einam į Edit, Image, Adjustments ir Hue. Šičia pažymim Colorize ir nustatom savo norimą spalvą. Taigi, spaudžiam OK. Ir dabar ten, kur buvom padarę kopiją tekstų, uždedam kitą ir pažymim šitą tekstą. Tai spaudžiam Ctrl ir ant klavišo, ir ant pilies klavišo. Taigi, dabar einam į Select, Modify ir Contrast. Ir šitą kontrast nustatom ant 2 pikselių. Taigi, spaudžiam OK ir einam į Edit, Fill, šitą nustatom Color ir pasirenkam juodą spalvą. Spaudžiam OK, šitą OK ir dabar einam į Select, Deselect. Ir pas mus koks išėjo tekstas. Taigi, ačiū už dėmesį.